Sveiki, čia Kotaro ir būtent nuo praėjusių metų pabaigos aš pradėjau gido darbą, gidavimą ir vedu ekskursijas po Japonijos miestus, kaip po Kyoto, po Osaką, po Tokiją ir net po Japonijos provincijas, kaimus ir taip toliau. Ir tada galite daugiau sužinoti apie Japoniją, apie vietas, kurias tik vietiniai japonai žino. Ir apie kainą. Pagrindiniai tai kainuoja 100 eurų vienam žmogui per dieną. Bet jeigu būsite daugiau nei 3 žmonių grupėje, tada tai kainuos 250 eurų per dieną. Na tada, jeigu norite gido Japonijoje, tada man parašykite asmeniškai žinutės per Instagramą, Facebooką arba net elektroninį paštą. Galite rasti video aprašyme ir aš laukiu jūsų žinutės. Ir per mano gidavimą galite daug daugiau galite sužinoti, pamatyti Japoniją. Ačiū. Sveiki, kaip gyvenate, čia Kotaro ir dabar esu Okinavos mieste. Ir šis miestas vadinasi Okinava, bet tai nėra didžiausias miestas Okinavos prefektūroje. O prefektūra yra tai Lietuvoje kaip apskritis. Ir Okinavos prefektūroje didžiausias miestas yra Naha. Ir tai įsikūręs Okinavos prefektūros pietinėje dalyje, o Okinavos miestas įsikūręs Okinavos prefektūros centrinėje dalyje. Ir aš tik čia atvykau. Aš čia atvykau autobusu, nes čia šiame mieste nevažinėja traukiniai. Nėra jokių traukinių šiame mieste, todėl tik autobusu galima čia atvykti. Šiame mieste gyvena 140 tūkstančių gyventojų, beveik. Ir, tai nėra didelis miestas, bet tai antrasis miestas pagal dydį Okinavoje. O būtent šis miestas yra ypatingas tuo, kad šiame mieste yra įsikūrusi didžiausia Amerikos kariuomenės bazė, ne tik Japonijoje, bet ir Azijoje. O šito kelio dešinėje pusėje yra Okinavos miestas, bet kairėje yra Amerikos bazė, didžiausia Amerikos kariuomenės bazė, ne tik Japonijoje, bet Azijoje. Čia plečiasi labai didelė kariuomenės bazė yra. Iš čia blogai matoma šita bazė, bet truputį matoma, slepiasi medžiais, bet yra butai. Ar matote? Ten gyvena amerikiečiai. O šitoje bazėje yra ne tik pratybų vietos, bet irgi yra prekybos centras ir amerikiečių namai, butai ir net mokyklos. Kiek žinau, yra 4 mokyklos, pradinės ir vidutinės mokyklos. Ir dar, viskas ten yra kinas ir restoranai, kavinės ir daugiau, labai daug dalykų, pastatų yra viduje. O Japonijoje didžiausias oro uostas yra įsikūręs Tokijuje ir tai Hanedos oro uostas ir tai įsikūręs Tokijo centre. Bet sakoma, kad šita Amerikos kariuomenės bazė yra dar didesnė, 2 kartus didesnė negu šitas didžiausias Japonijos oro uostas. Ir būtent šitos Amerikos kariuomenės bazės plotas dar dalinasi su kitais Okinavos miesteliais, bent 2, kiek žinau. Todėl tai labai didelė bazė, tikrai. O būtent šita Amerikos kariuomenės bazė buvo pastatyta tik po Antrojo pasaulinio karo. Ir tada Okinava buvo okupuota amerikiečių. Ir buvo pastatyta ta bazė ir prie bazės buvo pastatyti amerikiečiams skirti restoranai, barai, kavinės, kaip čia. Čia yra kaip prekybos kelias. Bet dabar jau daug vietų buvo uždaryta, turbūt tik tuoj po Antrojo pasaulinio karo buvo čia, gyvybinga, bet dabar tai daug
vietų yra uždaryta arba tik naktimis veikia. Aš manau, kad barai tai įprastai naktimis veikia, o čia dar yra klubai. Sakoma, kad ši vieta buvo gyvybingiausia Vietnamo karo metu. Vietnamo karo metu Amerikos kariuomenės bazės Okinavoje buvo labai svarbios amerikiečiams. Vietnamo karo metu Okinavos bazės buvo artimiausios Amerikos kariuomenės bazės į Vietnamą, todėl amerikiečiams tai buvo labai svarbu. Daug amerikiečių atvyko iš Amerikos į Okinavą, kad išvyktų į Vietnamą. Arba daug amerikiečių čia atvyko iš Vietnamo, paprastai sugrįžo iš fronto, kad pailsėtų arba lauktų iki išvykimo į savo šalį Ameriką. Ir tuo metu čia, turbūt buvo daug amerikiečių ir ėjo į klubus ir į barus, o man atrodo, kad dabar skrenda Amerikos kariuomenės lėktuvai. Labai triukšminga. Bet šioje vietoje tai normalu. O būtent kai amerikiečiai okupavo šį miestą, šis miestas vadinosi Koza. Dabar tai Okinavos miesto, bet tuo metu buvo Koza. Ir čia yra pagrindinė gatvė šiame mieste, Koza Gate First gatvė. Ir palei gatvę yra daug parduotuvių. Man atrodo, kad čia daugiau yra barų, klubų ir tatuiruotės, kaip sakyti, gamyklų. Nežinau, kaip lietuviškai vadinasi. Po antrojo pasaulinio karo visoje Okinavoje buvo daug pastatyta Amerikos kariuomenės bazių ir ypač Vietnamo karo metu dėl to daug amerikiečių atvyko į Okinavą ir visoje Okinavoje buvo daug amerikiečių. Jeigu yra tiek amerikiečių, tada yra kai kurie amerikiečiai, kurie sukėlė problemų Okinavoje. Ir dėl to tarp Okinavos gyventojų ir amerikiečių buvo didelė įtampa. Ir tuo metu amerikiečiai, kurie dirbo kariuomenės bazėse kaip kariškiai arba civilių darbuotojai, išėjo į miestus, kur japonų gyventojai gyvena ir sukėlė nusikaltimus, kaip parvažiuoja žmogų, kai yra neblaivus arba prieš moteris tai išprievartauja. Tokių nusikaltimų buvo labai daug ir daugiausiai buvo net beveik 1000 amerikiečių įvykdytų nusikaltimų atvejų per metus. 1000 tai tikrai daug. Ir tuo metu
Okinavoje nebuvo aktyvus Amerikos ir Japonijos įstatymai, todėl šitie nusikaltėliai nebuvo tinkamai nubaudžiami. Ir dėl to Okinavos gyventojai labai supyko ir galų gale sukėlė būtent šioje gatvėje didžiausias riaušes prieš amerikiečius. Ir didžiausia riaušė būtent čia, šioje gatvėje įvyko 1970 m. gruodžio 20 d. Sakoma, kad šitose riaušėse dalyvavo beveik 4000 japonų gyventojų ir tai tęsiasi beveik naktį. Bet laimė nebuvo mirusiųjų ir tai baigėsi per naktį. Tik daug amerikiečių mašinų buvo sudeginti ir net keli turbūt, daug pastatų irgi sulaužyti. Čia irgi tatuiruotas. Tikrai visur šiame mieste yra. Amerikiečiai labai mėgsta tatuiruotes. Man taip atrodo. O čia yra muziejus, kuriame galima sužinoti apie Okinavos istoriją po Antrojo pasaulinio karo, nuo Amerikos okupacijos metu. Asmeniškai man labai patiko šis muziejus. Yra nemokamai ir yra daug nuotraukų iš okupuotos Okinavos. Tik labai gaila, kad buvo draudžiama fotografuoti, bet čia yra kai kurios nuotraukos, bet atrodo, kad nelabai senos. O čia yra nuotrauka iš okupuotos Okinavos 1960 metais ir po okupacijos. Taip atrodė. Okinava buvo okupuota tuoj po Antrojo pasaulinio karo 1945 metais ir beveik 26 metus buvo okupuota amerikiečių ir 1972 metais Okinava buvo sugrąžinta į Japoniją. Jau praėjo beveik 50 metų, nuo kada Okinava buvo sugrąžinta Japonijai ir dabar visiškai priklauso Japonijai. Bet dabar dar šiek tiek jaučiasi Amerikos okupacijos, kaip sakyti, įtaka. Okinava tai labai unikali vieta. Ir jeigu daugiau norite pamatyti nuotraukas iš okupuotos Okinavos, čia aplankykite šitą muziejų. Labai įdomus muziejus. Čia yra autobusų stotelė ir dabar aš važiuosiu į kitą miestą. Šiandien tai viskas iš Okinavos miesto. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.
Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkelsiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!